Druskininkų ligoninės gydytojai ortopedai traumatologai atliko beveik 300 sudėtingų kelio ir klubo sąnario endoprotezavimo operacijų. Dėl minėtų operacijų į mūsų miesto ligoninės medikus kreipėsi ne tik druskininkiečiai, bet ir kitų Lietuvos miestų gyventojai. Druskininkų ligoninės gydytojų ortopedų traumatologų atliekamos sudėtingos klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimo operacijos kasmet sulaukia vis didesnio pacientų susidomėjimo. Minėtos gydymo įstaigos chirurgijos skyriaus gydytojas ortopedas traumatologas Andrius Žukauskas teigė, kad tokių operacijų mūsų ligoninėje kasmet vis daugėja. 2009 endoprotezai įstatyti 101, o praėjusiais metais net 118 pacientų. Į mūsų miesto ligoninės medikus dėl minėtų operacijų kreipėsi ne tik druskininkų, bet ir kitų Lietuvos miestų gyventojai. Dabar sparčiai progresuoja, reiškia, iš kitų savivaldybių, iš kitų miestų atvažiuojančių, kadangi galbūt mes jau daug druskininkiečių ir suoperavom. Tai skiria nemažai Vilniečių, kažkodėl tai galbūt kažkoks tai garsas pasklido neblogas, ta prasme, apie mūsų ligoninę, tai kažkodėl yra iš Šiaulių rajono, iš pačių Šiaulių nemažai. Būna alytiškių, būna kauniečių, iš įvairių miestų, iš įvairių sričių. Gydytojas ortopedas traumatologas Andrius Žukauskas sakė, kad pacientams pasirinkusiems endoprotezavimo operaciją Druskininkų ligoninėje jos tektų laukti apie 4 mėnesius. Tuo tarpu, norint atlikti analogišką operaciją kitame šalies mieste, operacijos tektų laukti metus ar net 2. Andrius Žukauskas sakė, kad pacientai, kuriems reikalinga valstybinės ligonių kasos kompensuojamų sąnarių endoprotezavimo operacija, pirmiausiai turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išrašę siuntimą nukreips pas ortopedą traumatologą. Su šeimos gydytojo siuntimu jis gali kreiptis į konsultacinę polikliniką, užsiregistruoti konsultacijai pas daktarą Skaburskį arba pas mane Žukauską. Ir ten yra telefonu 591444, užsiregistruoti konsultacijai ir reikalui esant, aišku, geriausia atvykti su rentgenogramu skaudamo sąnario ir reikalui esant mes įtraukiame į eilę. Druskininkų ligoninėje skubos tvarka taip pat atliekamos ir endoprotezavimo operacijos lūžus šlaunies kakleliui. Pasak Andriaus Žukausko, toks gydymo metodas itin džiugina ir gydytojus, ir pacientus. Galima išskirti endoprotezus, kurie atliekami skubos tvarka, tai yra atskiri, taip sakant, endoprotezai, kadangi jie yra neįtraukti į tą sąrašą, kurį mums paskiria valstybinė ligonių kasa. Ir reiškia, operuojamės tada, kai lūžta šlaunikaulio kaklas. Tai gamta taip visą laiką buvo sutvarkius, kad jau vyresnio amžiaus žmonėm dėl osteoporozės lūžta šlaunikaulio kaklas, ir dažnai tie žmonės jau nebeatsikeldavo ir jau taip ir būdavo blogai išeitis. Bet šiuo metu tas medicinos mokslas leidžia, reiškia, atlikti endoprotezavimą skubos tvarka, įdėti protezą ir žmogus gali kitą dieną keltis. Įprasta operacija iki šiol būdavo tokia, kad mes operuodavom, tada negalima buvo vyresnio amžiaus žmogui minti ant tos kojos operuotos iki pusės metų. Tai galite įsivaizduoti, žmogus vyresnio amžiaus, kad pusę metų vaikščiotų su ramentais ir nemintų ant operuotos kojos. Tai yra baisu, labai sunku. O su protezu jis gali minti beveik iš karto. Ir dabar labai sumažėjo tų operacijų, kurias mes darom, taip sakant, osteosintezės būdu. Ir labai padaugėjo tokių, kurias atliekam endoprotezavimo, reiškia, skubos tvarka. Manau, tai yra geras sprendimas. Pirmoji endoprotezavimo operacija Druskininkų ligoninėje buvo atlikta dar 2005 metais. Tuomet medikams teko atlikti pusinę klubo sąnario keitimo operaciją. Iš viso Druskininkų ligoninėje atlikta beveik 300 sudėtingų endoprotezavimo operacijų.